Pateiktame klausime klausiama, kuriomis kryptimis automobilio vairuotojai leidžiama važiuoti šioje situacijoje. Apžvelkime esamą situaciją. Matome sankryžą, kurioje pastatyti kelio ženklai. Privažiavus prie sankryžos, mėlynas automobilis mato, kad sankryžoje yra įvažiavimas į kelią su eismo juosta maršrutiniam transportui. Kitoms važiuojančioms transporto priemonėms matosi kelio ženklas eismo juosta maršrutiniam transportui, kur dvi juostos yra skirtos važiuoti į vieną pusę ir viena juosta skirta važiuoti į kitą pusę maršrutiniam transportui. Šioje situacijoje mėlynas automobilis gali važiuoti į dešinę pusę, nes kelio ženklas tai leidžia. Taip pat gali apsisukti ir gali važiuoti tiesiai. Į kairę pusę pasukti negali nei viena nurodyta kryptimi, kadangi C atveju važiuos prieš eismą, o B atveju kelias pažymėtas kelio ženklu eismo juosta maršrutiniam transportui ir raide A. Maršrutiniam transportui šią juostą važiuoti galima, o kitoms transporto priemonėms važiuoti šią eismo juostą yra draudžiama. Į klausimą, kuriomis kryptimis automobilio vairuotojai leidžiama važiuoti šioje situacijoje, atsakymas bus A, D ir E. Patvirtiname atsakymą. Atsakymas yra teisingas. Apačioje matome šios situacijos paaiškinimą ir su juo susijusius ket punktus.